Na ką, sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra ne 28-oji industrinės revoliucijos serija. Taigi, taip, kaip matote, čia jau visko mažėjo, šiek tiek galiu gėdėti Cobblestone. Aš šiek tiek irono išsiėmiau, nunešiau, iškepiau ir panaudojau. Ir čia kas įdomu, tai matot va šitos daiktus. Tai vadinasi, mes prisikasę buvom net prie šito požeminio mining, požeminės mining shaft, ar kaip skaitosi, nežinau. Na, žodžiu, požeminė miningo šachta, kuri atsiranda automatiškai kai kuriuose vietose, aišku, ne visada, nu čia pačio Minecrafto renderinimo dalykai. Tai va, tas atsirado. Paskui, kas čia dar gero, na, šiek tiek kūro jau panaudojom. Šitą. Čia jau baigėsi, kaip matot, Mobius Fuel, tas, ką aš buvau palikęs, ir mes padarėm 27 papildomai. Kaip sakiau, reikia šitą plėsti kurį laiką, ir kai čia eisim, tai matysim, kad trūksta kelių mašinų, ir kompresorius jau tuščias. Aš dar šiek tiek surinkau sticky resin, ir kur aš dingau ir kodėl kas, aš grįšiu ir pranešiu netrukus. Na ką, aš grįžau, ir taigi, aš pirmiausia, kaip ir sakiau, pasiruošiu Carbon Plate ir Advanced Alloy. Advanced Alloy yra padaromas iš Refined Iron, paskui bronzos ir tin, o Carbon Plate tai ten tiesiog įdedam į maceratorius koalą, ją maceruojam ilgai ir panašiai. Ir aš, kaip matot, pasidariau dar keletą mašininių blokų, kadangi buvom pasidarę tik 4, kad galėčiau kuo daugiau šitų pasidaryti, ir šitie jų mums dar reikės tikrai ne vienam aparatui. Ir pirmasis aparatas, kurį noriu parodyti, tai yra iš Industrial Craft. Jis yra Electric Furnace ir iš jos gausim indukcinę krosnį. Tie, kas jau yra matė mano video su Industrial Craft pristatymu, taigi žino, kas tai yra. Ir kad palaikyti štai va šį procentą šilumos, ir jam reikia suteikti kažkokį tai redstone signalą. Ir kad tai padaryti, aš naudosiu levers, ir jas tiesiog reikia uždėti štai taip. Čia įjungsim, atrodo, ir va, turėtų po truputį šilti, jo taip šyla. Ir kad šilumai palaikyti, jos ryja po vieną elektros vienetą. Ir jos, kai kepa, gali net sunaudoti iki 16 energijos vienetų per Minecrafto tikrą. Kodėl aš pasidariau 2, net nežinau. Na, buvo 2 iš tikrųjų, reikėjo vieną pasilikti rankose, nu tiek to jau šį kartą apseisim. Realiai tai aš jums tikrai nepatarčiau, kadangi yra kažkoks tai procentas, naudojant net ir elektroninį ar paprastą veržliaraktį, kad nuimant gausit paprastą mašininį bloką, taigi labai atsargiai, kadangi yra industrinės mašinos yra padarytos tam, kad jos būtų nekilnojamas taip dažnai kaip kiti aparatai. Taip, paskui, kaip prisimenat, čia buvo 2 maceratoriai. Ir kad aš tos pačios klaidos nepadaryčiau, tai va, matot, mano 2 maceratoriai apdėti ironu, ir vėl aš įdėsiu 2 advanced machine block, atrodo toks receptas, ir čia yra Zelda's Edition, ne, nusišnekėjau, čia yra jau priedas prie Industrial Craft, tai yra Advanced Machine Block, ir mes turėtume realiai šitą gauti. Ai, velnės. Ten Refined Iron, ne paprastas ironas, o Refined. Taigi, kur mano Refined Iron? Reikėjo 14. Taigi, grįžtam čianai. Taip, štai čia. Ir va, matot, gaunam Rosary Macerators. Aš jų įdėsiu čia vieną, nes man rodos, man čia jau vieną užteks. Ir kaip matot, jis irgi kaip pat turi šilumą, tai yra greitį, ir kad vėl jisai ją palaikytų, jam reikia šiek tiek elektros energijos, irgi naudoja, atrodo, vieną elektros vienetą per tiką, ir taip pat reikėtų uždėti vieną lever, norint pastoviai palaikyti tą šilumą, tai yra tą greitį. Ir kad pagreitintumėt, jūs turite, aišku, įdėti kažką, kad kažką maceruotų, bet aš nueisiu štai į mūsų tą quarry. Čia nieko gero. Nu, tarkim, paėm visą copper. Aišku, dabar dirbs šiek tiek lėtokai. Dar parodysiu, ką daroma su uranu. Gal šiek tiek irono ir grįžtam atgal.
Taip, kaip matot, indukcinė krosnis irgi šyla, šitas irgi čia ir atrodo 10 000. Ir su kiekvienu įtemu įdėjus, kaip matot, greitis didėja ir jie tikrai res jau nemažai elektros. Ir norint šitą elektroniką palaikyti, man rodos, reikės man šiek tiek papildomų dalykų. Ir kaip pamenat, paprastas maceratorius turi tik vieną padėjimo slotą, tai va vieną šitą ir vieną šitą. Ir prisimenu, kad jisai dvigubina, taigi negalėdami dėti pilno steko, kad iš karto viskas būtų išmaseruojama, tam reikėdavo iš 2 kartų po 300 dėti. Dabar aš įdedu vieną steką ir pamatysit, kad čia bus 200 tie. Taip, kas dar čia tokio? Nu, furnace jau beveik, kad čia tokį įdėjus iškepti. Refined iron turim dar. Ai, ką sakiau su uranu padaryti. Uranas dedamas į kompresorių. Ir aš mandros dar turėjau kažkur. Jo, taip, čia turėjom. 12 urano. Jau nemažai, tikrai. Ir kam uranas bus naudojamas, jūs sužinosit irgi. Bet tai bus tolimesnės celų serijose. Kaip matot, gaunam vieną refined urano bloką, kaip čia plytą. Dar man reikės upgrade'inti ekstraktorių irgi Advanced Machine Block. Ir ekstraktoriaus yra receptas, kur čia tas mano ekstraktorius. Aha, kaip manat, reikės elektrolizuoto vandens, bet dar jam pagaminti reikia šiek tiek kitokių aparatų, bet tai padarysim vėliau. O kompresoriui reikia obsidian, kaip matom. O, mes obsidian turim, atrodo, dar. Jų reikės 7. Taigi vis dėlto pasidarom kompresorių. Kodėlgi ne? Kadangi kompresorius 3 slotus turės, kadangi kai kurie iš tų vandens, kai yra elektrolizuojamas vanduo ir panašiai, jie nesistekina tie dalykai, o kaip matot, jau palyginus žymiai greičiau viskas. Ir aš šios copper dust turėčiau panaudoti su tin, bet kad išgauti bronzą, matot, neišeina. Na, bet kuriuo atveju jau mes jau beveik viską sumasiravom. Tai va, turim 2 tuos. Nežinau, laikinai su savim pasilaikysiu. Tai tuos, kad čia dar šitą. O, dar turim copper. Taigi, viską galim praktiškai sudėti. Ir kaip matot, vis dėlto čia yra kitokia technologija, taigi dėja neišeis mums iš karto viską įdėti, kontroliuoti. Bent kol kas. Taip, dabar einam pasižiūrėjom toliau, ką mūsų tas aparatas iškasinėjo. Šiek tiek irono, irono dar tiek to tada. Wow. Dedam atgal. Često čia nereiks, tvorų nereikės. Kažką aš paėmiau. Ir taip, kol kas tiek. Ir man rodos, man reikėtų vėl upgrade'inti šitos dalykus. Taip, maceratorius, gerai dirbk. Kur mano medis, čia turėtų realiai būti, bet dabar jo čia nėra. Ir taip, taigi dabar vis dėlto upgrade'insim. Gal, nežinau, ekstraktoriui dar šiek tiek trūksta, dar kai ko reikia. Reikėtų kompresorių iš tikro. Vis dėlto aš jį nusuksiu, kad negaiščia laiko. Ir kaip matot, aš atgavau mašininį bloką. Kaip gaunamas kompresorius, tai štai šitaip. Atrodo reikėjo smoothstone. Ir dar vieno šito. Atrodo taip, to pasitikrinsim. Kompresorius, štai čia. Jo. Taigi, kaip sakiau, yra tikimybė tai padaryti ir aš vis dėlto neapsirikau. Tai čia ir gaunam kompresorių. Kompresorių idėjau štai čia.
gaunam Singularity Compressor ir tai yra dar vienas dalykas, kuris taip pat, va, matot, turi kažkokį tai pressure, tai čia yra spaudimo gale. Ir taip pat jam reikia suteikti redstone signalą. Realiai tai aš čia galėčiau kas antrą praleisti, kadangi šitas blokas suteikia redstone signalą tiek šitam, tiek čia esančiam, tiek čia, tiek už nugaros. Bet aš dėl bendro gražumo taip darau. Tai va, ir dabar įdėjus uraną turėtų viskas šiek tiek greičiau vykti. Ir mes jau būsim kaip ir pasiruošę tolimesniems etapams. Nežinau, ką dar čia šitoj serijai parodyti. Na, tikrai mūsų baterijos bus išmelštos, kaip nežinau kas. Tai teks suktis po truputį. Taip, 4 tie blokai. Man labai norėtų, kad jau tas baigtų kasinėti ir kad galėtume... Dar šie cobblestone įdėsim. Taip, kad čia dar. Tikrai nepykai, kuriuos aš etapus praleidžiu, ar netapus, o kai kuriuos aparatus, kadangi, na kaip čia, man realiai tai kaip ir vienodai. Aš galiu ir tą, aš ir viską galiu padaryti, man tai jau 100 temperatūra ir kur tas mano copper iškepsim, nežinau, vieną steką, tarkim. Ir jisai kepa vieną daiktą per va šitą, tai yra galima kepti kaip vieną steką vienoje vietoje, bet matot, koks greitis yra. Arba galima kepti du iš karto ir sunaudosi tą patį energijos kiekį, taigi yra taupiau sunaudoti, daryti tai, kaip aš dabar padariau. Ir kaip matot, tiesiog koperis žiauriai greitai. Ir ką dar galim pasidaryti, tai pasiemam visą koperį, kol kas. Tai reikėtų man šiek tiek 2, 3, 4, 5, 6. Kaip matot, nemažai pasidarysim rubber, gumos. Taip, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ir kažkiek pritrūko. Taip. Na, dar čia dėsim. Tai va. Išgausim kiek čia cable, išgausim 1, 2, 3, 4, 5, 6 stekus po 64. Ir manau mes jau sunaudosim anksčiau ir vėliau. Taip, čia. Bet kol kas jūs galim padėti. Ir man jau reikės greitai pradėti daryti saulės generatorius. Arba dar kažkokį tai kitokį energijos šaltinį, kuris pakrautų štai mūsų šią visą sistemą, nes kaip matot jau ne vieną 1000 sunaudojom. Ir ką dar, į maceratorių galim įdėti, kur mano cin, kur aš buvau cin dėjęs. Čia, ne čia. Čia, nu tiek to, keliaujam pasiimti cin. Čia buvo šiek tiek. Taigi, maceratorius, šiek tiek cin. Ir kaip matot, greitis praktiškai toks pat kaip indukcinės krosnies. Man realiai vienos tai iš vis tikrai nereiks. Na, bet jau ką padarysi dabar, aš jau praktiškai. Ir pasidarom taip, cin, copper ir išeina bronze. Vėl bronza. Ir bronzą įdedam kepti štai čia. Na ir va. Aš bronzos dar pasiruošiu, kadangi man turbūt reikės dar nemažai šitų advanced alloy, tai šitų plokščių. Čia šiek tiek keistai pavadinimai pinasi tiek su Red Power, tiek su Buildcraftu, tiek, nežinau, su Industrial Craft. Tai va. Na, manau, šioje serijoje kaip ir tiek. Čia nėra iš tikro daugiau ką rodyti, bet jau šioje serijoje aš dar turiu kažką sumastyti.
Ir kągi, su jumis buvo Mr. Distro, iki sekančių susitikimų. Ate.